Labadiena. Labadiena. O su kom kalbuosi čia? Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyrius. O vardas ir pavardė gal galim? Ingrida Zelnikaitytė. Malonu. Galim paklausti vieną dalyką. Prašau. Aš jums bandau rašyti elektroninį Kam jūs bandote? į paštą, į Ingrida Taip. Ką Zelmikaitė. jūs man parašote? Kad negaliu paieškos sistemoje jūsų savivaldybės, kur dokumentus galima įvairius rasti, nerandu vieno dokumento. Matote, jau patarčiau geriau rašyti elektroniniu paštu info. Ten gauna viešųjų ryšių skyrius, kadangi mes irgi ne viską galim surasti, o jie teikia visą pilną informaciją, arba pakeičia, arba patikslina. Bet kitas klausimas, man taip nutiko, kad išsiuntus jums elektroninį paštą, man atsiuntė atgal mano elektroninis paštas, kad jūsų paštas yra pilnas ir negali priimti mano pašto. Ar gali tai būti, kad jūsų paštas neveikia? Mano paštas veikia. O kaip dabar žinoti, nes man rašo... Tai aš jums ir patariu rašyti info adresu elektroniniu paštu. Aha. Ten jau visi be trukdžių patenka elektroniniai paštai. O ten pas ką patenka koks... Ten patenka viešųjų ryšių skyrius. O vardas pavardė koks? Ten Andrius Juškevičius. Andrius Juškevičius. Gerai, dėkui jums tada. Prašau, viso gero. Ne. Savivaldybė. Labadiena. Labadiena. Norėčiau paklausti, ar įmanoma internetu rasti norimo dokumentą palei dokumento numerį? O kokio to dokumento jūs ieškot ko? Dokumento numeris būtų? Ne, bet kas, čia direktoriaus įsakymas, tarybos sprendimas, yra ten suskirstyta pas mus duomenų. Investicijų ir ekonomikos departamento projektų skyriaus raštas. Ai, ne, jūs raštų nerasite. Paprastų skyriaus raštų tai nerasite internete. O kaip jas reikia rasti? Reikia kreiptis į tą skyrių, prašyti, kad jums kopijos reikalinga. Koks sakėt skyrius čia? Investicijų ir ekonomikos departamento. To jau minutėlė duosiu. Ne, investicijų ir ekonomikos, ne šit. Va, teisingai. 39. Ačiū, įsirašyti reikia. Numerį pasiskambinsite jiems. 39 60 60 93. 93. O kas ten turėtų atsiliepti? Čia specialistė Dalia Nužytė. Dalia. Prašau. Dėkui. Investicijų ir ekonomikos departamentas. Labadiena. Labadiena. Norėčiau pasitirauti, ar įmanoma gauti jūsų vieną raštą. Kokį? Kaip nepasitikrinimui, pasižiūrėjimui. Raštas būtų numeris VS. Vieną minutę surašau VS. 4644. 4644. O apie ką ten buvo kalba? Ir kokios datos nežinote? 2011-10.07 investicijų ir ekonomikos departamentų projektų skyriaus raštas. Projektų skyriaus raštas. O čia jūs iš kur skambinat? Aš pilietis esu. Gediminas Paplauskas. Nes dabar suprantat, jūs paskambinat, nes aš nesu rengėjai ir neturiu visų raštų, ta prasme, projektų skyriaus, tai jums tada reikėtų gal skambinti projektų skyrių, jeigu jūs domina projektų skyriaus raštas. Ar jums čia kažką atsakė, kas čia dabar, kodėl dabar jūs domina, nes aš tai dirbu su finansais ir planuoju pinigėlius, tai nelabai žinau, apie ką čia kalba eina. O labai įdomu, nes skambinau ką tik prieš kelias minutės į bendrą informacijos telefoną, tai nukreipė jumis. Tai... Ai, nukreipė, tai jūs turbūt, jeigu tai yra projektų skyriaus raštas, tai turėtumėt skambinti projektų skyrių. Tai aš jums galiu pasakyti vedėjas telefoną, pavyzdžiui. Galite pasakyti. 396112. Būtų vedėja Elona Jurkevičienė. Ilona?
Elona. Elona. Elona Jurkevičienė. 396112 telefonas. Dėkui jums tada labai. Prašau. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Norėčiau sužinoti, jeigu norėčiau susipažinti su vienu iš jūsų skyriaus rašto, kokiu būdu galėčiau tai padaryti? Žinau, kokį klausimą, ar žinot rašto numerį, datą ir reikėtų prisistatyti, iš kur skambinate? Tik tiek. Ne, aš viskas tvarkoju, aš į vietą atvažiuočiau, aš tik tais noriu susižinoti tvarką, šiaip rašto numerį žinau ir datą, ir kas per raštas. Tada reikėtų žinoti, kas nori susipažinti ir viskas, ir tada galite ir atvykti turbūt. Tada žinoti, kas ir kokiu klausimu. Gediminas Paplauskas. Taip. Klaipėdietis. Taip, malonu. Va, ir yra vienas raštas, su kurio norėčiau susipažinti ir kaip mes... Pasakykit, mes pasiruošim, tą raštą susirasim, kopiją prie kokio projekto ir lauksim jūsų. Ir šiandieną galėsiu aš atvykti pas jumis? Čia su mano projektu konkrečiu ar su kolegės? Aš tada pasakysiu, 2011. Taip. 10 mėnesio. 2011, 10 mėnesio. 7 dieną. 7 diena ir numeris? VS. VS? Taip, VS. Tai čia vidinis raštas, taip? 4644. 4644. Kadangi čia vidinis raštas, ne išorė, tai reikėtų paklausti dar turbūt poskyrio vedėjos. Bet manau, kad galite atvykti, aš tiesiog turbūt čia susirasim ir pasižiūrėsim. Tai gal man paskambinti jums iš kažkiek tai laiko ir paklausti, kad važiuoti nereikėtų bereikalingų. Gerai, paskambinkit už kokių 7-8 minučių. Dėkui jums labai. Prašau. Sveiki dar kartą. Sveiki dar kartelį. Ar galėtume dar arba palikti savo numerį, aš jums paskambinčiau už 5 minučių, turim susisiekti su teisės ir personalo skyriaus vedėja. Atsiklausti, ar galime teikti vidinius dokumentus. Supratau, šiaip jau teismas buvo išaiškinęs, kad informacija, kurią savivaldybė valdo, jau gali teikti. Bet gerai. Kadangi aš nelabai žinau, tai tik pasitikslinsiu ir viskas. Ir ar gali pasakyti numerį savo, ar laukti man jūsų skambučio vėliau? Aš pasuksiu už 5 minučių, jeigu už 5. Man pat pasiko, manau, kad pagausiu per tiek laiko, susisieksiu su vedėja. Gerai, nėra problemų, dėkui. Gerai, ačiū, iki. Projektų skyrius? Labą dieną dar kartą. Labą dieną dar kartelį. Kalbėjau aš su savo skyriaus vedėja, tai jeigu galėtumėt, būtų geriau, kad parašytumėt raštu mums, kad jums reikalingas toks raštas. Direktoriai adresuotumėte. Čia jūsų skyriaus vedėja ar administracijos direktoriai? Aš kalbėjau su savo skyriaus vedėja, o raštas turėtų būti skirtas administracijos direktoriai. Administracijos direktoriai raštas su prašymu, taip? Taip. Tiesiog mes tada visą tvarką galėtumėm jums, turbūt būtų svarstyta, ar turim pateikti, ar čia toks teikiamas yra. Matote, šiaip įstatymas leidžia susipažinti ir taip, nebūtinai rašyti raštu, aš galiu vietoje atvažiuoti, man būtų daug patogiau, nes tas rašymas, atsakyti raštą per mėnesį užtruks labai daug laiko, tai man paprastesnis būdas būtų tiesiog atvažiuoti į jūsų skyrių ir susipažinti su to raštu, ar galim? Suprantu, bet tada gal paklauskit tada skyriaus vedėjos. Nes aš, buvo toks sprendimas, tai perduoti, aš galim pasakyti jos telefoną, kad dar tada pasitikslintumėt. Tai aš, man atrodo, turiu aš jos. Turite, Elona Jurkevičienė, mūsų skyriaus vedėja yra. Gerai, tada, dėkui jums. Tai nieko negalėjau padėti, bet paskambinkit, prašau. Ačiū jums, iki. Projektų skyrius. Labadiena. Labadiena. Čia kalbėjau neseniai su jūsų padėjėja Jurgita Dumbauskaitė dėl vieno rašto kad būtų galima susipažinti su vienu iš raštų. Aha. O kas jūs dabar būsit,
kokiu jūs dabar norit intenciją susipažinti su to raštu. Aš buvau prisistatęs, bet papildomai. Gediminas Paplauskas esu Lietuvos Respublikos pilietis, klaipėdietis. Ir yra vienas raštas skyrius, su kuriuo aš norėčiau susipažinti. Ir aš jau Jūs gal tiesiog parašykit, taip kreipkitės į direktorę, paprašykit, su kokiu raštu ir kodėl jūs nori susipažinti ir tada čia problemų nebus. Ne, tai bet Nes šiaip, žinot, mes ten kas eina pro šalį, negalim, čia nesam tokiais, tai kad visiems, ten, kaip sakant, visur, bet kur, bet kada, ateina žmogus, parašo, paprašo, ir problemų nėra. Na tai aš ateinu, įstatymas šiaip numato ir žodžiu, ir taip vietoje susipažinti. Bet jūs prašot rašto, tai čia dokumento, ne šiaip, kad paklaust ko nors. Tai tada parašykit užklausimą, mes juk ar esam neatsakę užklausimą, visada sakom. Ne tam esmė. Aš noriu sutaupyti ir jūsų, ir savo laiką, atvažiuoti vietą ir vietoje pasiimti. Čia truks kelios minutės ir nereikės nei rašyti. Vis tiek šitą, norėtume, kad o tai negalima taip paprastai, būtinai raštu reikia. Ne, parašykit bus, nes tai yra direktorė adresuotas raštas, jeigu jinai šitą sprendžia. Gerai? Tai jūs esat skyriaus vedėja, jūs turėtumėt žinoti. Ne, tai aš negaliu dabar kiekvieną kartą liekti pas direktorių klausti. Tai ateisiu, suprašome, reiškia, sudarys galimybę susipažinti ten su tokiu raštu, reikia tam ir tam viskas. Direktorių uždės rezoliuciją ir viskas labai greitai. Nurodykite ten savo koordinatės ten ir čia jokių problemų nebus. Įstatymas leidžia man susipažinti ir paprastai. Tai įstatymas leidžia ir tai aš noriu paprastesnį kelią. Pasižiūrėsim, kodėl jūs dabar taip. Aš noriu paprastesnį kelią, greitai važiuosiu pro šalį, užsuksiu, man tą raštą jūs atspausdinsite ar parodysite. Tai sakinį parašykit ir viskas. Mes šitai visuomenės ir piliečių tikrai informacijos netribom, jeigu tai informaciją galima suteikti ir nebūtinai raštu reikia. Informaciją galim suteikti ir žodžiu. Jūs baigit, čia nenoriu aš rašyti. Aš beraštis gal esu iš viso invalidas. Ne, tai šitai tiesiog aš juristų paklausiu, yra vidinis mūsų susirašinėjimas. Jūs paprašykit, mes atsakysim ir viskas, galėsit susipažinti. Tai aš jūsų dabar ir prašau, jūs mano prašymą dabar neskaitote, aš nesuprantu, ar čia žodžiu mano prašymas nesiskaito? Ne, tiesiog aš paprašiau jūsų vieną sakinį parašykit, direktorės vardu ir viskas. Aš nenoriu rašyti, sakau jums jokių raštų. Ar taip labai sudėtinga? Taip labai sudėtinga, nes nemoku rašyti. Ne, nemokat rašyti, tai jūs vis tiek, jeigu jūs norite su kažkokiu raštu susipažinti, jūs turite, vis tiek tikslas kažkoks, kokiu tikslu jums reikalingas savivaldybės vidinis susirašinėjimas, tai turit kažkokiu ten pagrindą. Labai paprastas pagrindas, buvau miesto tarybos posėdyje ir jame buvo aptarinėjimas šitas raštas ir noriu susipažinti, kas raštas nebuvo aptarinėjimas, buvo pristatomi tarybos sprendimai. Taip, bet remiantis to raštu buvo vienas sprendimas priimtas. Ir kadangi tas sprendimas... ne tik to vienu raštu ir daugiau ten buvo visokių, remiantis daugiau dokumentų. Bet man kaip piliečiai... bet jūs turit, kodėl jums būtent reikalinga. Čia jūs vis tiek turit, jeigu jūs kažko tai domitės, jūs turit kažkokią tai intenciją su to. Tai jeigu jums tikrai šitą reikalingas, nurodysit, kodėl jums reikalingas, niekas nieko netrukdo. Reikalingas susipažinimui, ponė. Susipažinimui. Bet kodėl jums nurodykit tikslą? Man irgi gal aš daug ko nors norėsiu, bet tu turi būti tikslingi tie dalykai. Mumis tikrina kontrolė, tikrina visos kitos institucijos, mes suprantam, koks jų yra tikslas ir visa kita, ir viskas yra prieinama, nieko neslėpiam, jums žinot. Viskas jums yra pateikiama. Jeigu neslėpia, tada kodėl jūs sudarote? Tai paprasčiausiai kreipiasi, paprašo ir pateikiam viskas. Taip. Jūs nesat ar visuomenis judėjimas, ar kaip pilietis, jūs norit žinot, kad viskas skaidru ir gerai, ir vienas iš paprasčiausių būdų. Tai nemokat rašyti, paprašykit, parašys, yra raštingų pilnai, čia nereikia taip kvailai kalbėti. Aš labai nekalbau, tiesa, o negirdėjau, jūs neprisistatėte iš pradžių. Tai jūs žinojot, kam skambinat. Tai pataikiau tenais, čia pas vedėją. Taip, pataikit čia, pas vedėją, taip. Eliona Jurkevičienė. Tai va, kreipkitės bus atsakyta, mes ne vienam žmogui nesakėm, tada pagal galimybės suteikiam visą prieinamą informaciją. Ne vienas nebuvo nuskriaustas. Gavo, ką norėjo. Tai turi būti procedūros išlaikytos ir viskas. Procedūra labai aiškiai statymą numato, kad galima